ir kažkas. Turi kažką. Labą rytą visiems. Šiandien žvejyba kvepės marcipanų, masalam kukurūzai, sliekas, į pašarą žirnių, kukurūzų. Turbūt pasakot, ką bandysim gaudyti, nereikia. Žvejyba paprasta, be jokių daiktų, vieno plūdinio meškerė, paliukas, kėdė ir kibiras. Ir ką bandysim lyną pagauti. Savo tokiam bebrinė. Tai ką, pasidarom rutulių, porą taškų užsimetam. Žmonių, aišku, matas, girdis visur. Jau vieną kartą susitrekinau. Vieną toliau, kitą arčiau. Labai kvadratinių metrų neįsipareigosiu. Pradžiai pradėsiu nuo kukurūzų, manau. Senai šiaip žvėdavau ant tas plūdinės. Taip, kad granai ant plūdės išeit. Ne, pasiėmiau nei graibštą, nei tinklelio žuvį laikyti. Sistema paprasta, tiesiog kabliukus biškį didesnis stauparas, slankiojantis svarelis, plūdė, kuri nelabai linam iš tikrųjų skirta. Ir kitas stauparas. Gerai užsimėsiu meškerę. Reikia kokį pradžią porą kukurūzų. Ir bus galima kavutės atsigerti. Plūdėm, eina. Op, danga. Yra pirmas žuvis. Ir per mažas, kaip ir dažnai būna, raudė. Kaip ir dažnai būna, ledna žvejojant. Šiandien žuvies nerinksim, nebent jeigu lyną pagausiu, vieną paimsiu. Tik leidžiam iš karto atgal, kad nekankinti. Ir toliau laukiam to, ko mes čia atvažiavom. Graži raudė. Dažnai jos papuola lynis gauna. Veriu taip porą kukurūzų.
sprendimas. Kažką darom teisingai. Jeigu žuvis atėjo. Ir tai gal taip biškį persibazuot meškerę. Į kitą pusę, nes pabunda po ranką. Gerai, kukurūzus kažkaip labai nebepristebinu. Galim pabandyti. Paslieko. Gal mėsytės šiek tiek labiau. Ir žavis. Arba kad saulė spygina. O, sliekelį paėdė. Kūdė, kad gražiai iškėlė. Važiuoja ir turim kažką. Nelynas. Bet irgi galime džiaugtis. Bent jau aš džiaugiuosi. Visiškai padūrtas karštis. Nu ką, graibštą neturiu, tai leidžiam atgal. Tik tai bėda. Gaila, kad tinkliuko nepasiėmė. Gražu po to žuvį nusifotkint po viską. Bet blemba koks stiprus. Ir įslieka labai greit atsidė. Bet faktiškai prie pat krantą. Tai blemba. Paskubėjau biškį. Ilgai žaidė labai. Žuvį. Iškyba dar vienas karštis. Jau baigė įsidenuoti šį kartą ant kukurūzų. Nu, labą rytą antrą kartą
Šiandien vėl ta pati vieta, biškai anksčiau dar tik švinta ir kadangi karšiai vakar mane išdūrė, tai šiandien dėsiu karšinį pašarą ir tikėsiu, kad ateis lynai. Piekauju, tai pasidariau. Masalai bus tie patys, liekas, kukurūzus, o pašarą pasidariau tokį, kukurūzinį daleisim. Su biškai stambesnės frakcijas pamaliau ten kukurūzą. Stambaus kukurūzo įdėjau ir pats tas pašaras ir saldus kukurūzas. Ir šviesesnis. Tai bandysim gal karšį. Jeigu neteis karšis, gal lynas ateis. Nors baisu sakyt, ką bandysi, nes vakar irgi lyno, kilo karšį. Bet dažnai tai būna, kad ateina išbaidytas lynas. Gerai, nebegaištam. Pradėsiu nuo kukurūzų. Šitą tinklelį pasiėmiau žuvą. Įmetam ir laukiam. Čia vėl augiu nebūsiu prašvis. Pradės šilti ir nešiu mėlis. Nes nesinori per tą karštį sėdėti. Diena turbūt irgi tokia pat karštomis. Ką, dabar laukiam. Tiesa, šį kartą daugiau pasmulkinto kukurūzą įdėjau į pašarą. O stambaus biškį mažiau. Gal taip greičiau kabliuką ar žuvis atėjusios, nes kvapas bus kažkoks jau. O kažko stambaus neras. Tai didesnė tikimybė, kad ras kabliuką mano. Pirmas skelbimas. Ir ką čia turim? Koją. Koją paleidžiu iš karto. Blemba, tik tai kamera išsijungia, išsikrovė ir žiūriu gražus kibimas ir išėjo karšis padorus. O, kažkas iškėlė prūdą labai smarkiai. Važiuoja. Ir kažkas. Karšis. Bet šitas labai lengvai pasidavė. Įdomu tokias traukti. Plūdinis. Gražu. O, paėmė. Pagaliau paėmė ir nuėjo.
Dar viena graži koja. Gerai. Jau įsidienoja. Reikia šiaušt namo. Tuoj pažiūrėsim. Ką paėmėm šiandien. Gerai, reikia paleisti juos ir varyti namo. Plaukit. Nu ką, tokias tas kelias žvejybos. Bandėm linų, suradom karšius. Irgi gerai. O ką, dabar pakuojamės namo. Dėkui, kas sekat, stebit. Ir iki kitų kartų.